Kaip man šitą liūtą iškelti iš lovos, pasakykit. Prieš tai akių net merkė, dabar jau žiūriu, pozą pakeitė. Jau su telefoniuku dabar. Liūtai, lipk iš lovyci. Ką tu čia musės baidai? Tu ir esi ta musė. Pasirodyk. Tau rodysis jau. Atsisuk liūtai biškai. Nenoriu. Atsisuk biškai. Nenoriu. Pasirodyk. Tai jau esu į tiek jau prisirodžius, kad jau čia nieko nauja. Pasirodyk, kaip liūtas atrodo iš ryto, kai nueina su šlapiais plaukais miegoti. Kaip ryte atrodo. Tokia seksualka biškė. Dėkinga. Tokia seksualiai suvelta atrodai. Geras Norėčiau, kad taip ir būtų. Geras apibūdinimas. Geras apibūdinimas. Geras. Nu va, atidundėjom į žiemą vėl. Balta, kur dairais. Tai bandysim eiti pahaikint. Maršrutą radom, bet neaišku, kaip čia mums seksis su keliu ir su sniegu, nes kol kas tai toks, nu čia biški pravažiuota traktoriaus, bet momentais tai tiesiog kaip tirpęs, kiek nutirpęs, tai toks ir tėra keliukas. Tai sunku prognozuoti, kaip čia mūsų tas haikas vyks. Ką ekspertas galėtų pakomentuoti apie kelio būklę? Nu, įdomi. Įdomi, Bet savotiška. yra pašalus, tai nėra, kad eini ir sningi. Jo, tas pliusas. Tai tas yra, manau, kad pliusas. Bet kokia atveju aš jau džiaugiuosi eidama, vaikščiodama, nes oras pasakas, lygiai šildo. Ir kažkaip man jau gerai ir taip. Taip ir. Negu taip kaip nieko. Jo, nes kažką jau traukia širdelę namų link. Ne, nu po biškit, aišku jau. Manęs tai dar ne, tai aš va džiaugiuosi. Dar biškį ištrauksiu vieną dieną dar čia, nes oras man tobulas, tai aš tikrai dar nesiplėšu važiuoti namo, o joliukai jau biškį širdelę traukia link namų. Nu jau, aš kaip sakau, kai pradedi artėti, tai jau po biškį ir tas noras atsiranda. Ir... Nu, va, man atvirkščiai, aš kai pradedu artėti, dar norisi maksimumą pasimti. Tai va dabar jau balansuoju. Balansas jo. Tai va, gerai, žodžiu, bandom šiek tiek pakeliauti. Ir... Nuorodos yra. Jo, nu tai kažkur, žodžiu, kažkur naisim, kažką parodysim, kažką pakalbėsim. Ir... Jūs sakosi, keliaukit su mumis kartu į šitą stebuklingą į mišką. Stebuklingą, nežinau. Ja. Čia vat gali matyti, kokia skylė yra žmogaus pėdos ir esam lygiai su tvora, bet labai mums pasisekė, kad yra toks sukietėjęs sniegas, matyti dėl saulės ir dėl minuso. Tai vat galim kaip magai vaikščioti sniego paviršiumi, nes kito atveju tai tikrai nepavaikščiotumėm čia, nes va tokios pusnis.
Visur. Kažkam karšta jau. Visa renginėje. Čia reklama armijai ir civiliams. Nu, tokie geri termo rūbai, kad pasižiūrėkit. Kad mumis taip aprengia, kad reikia net nusirengti prie sniego. Nu. Nu, vaizdai tai įspūdingi. Vau. Labai. Kaip sakant, dar vieną dieną rojuje. Man reikia varžybas. Ką tokias? Varžybas. Į varžybas. Pažiūrėkit, kas per vaizdai. Nu, kosmosas. Tiesiog kosmosas. Nu, varžybos, kas toliau nuo ridens kamuoliuką. Nuo linijos. Bet negali taip stipriai. Normaliai taip turi paleisti. Va. Opa. Ir palies dar kitą turi. O, jau čia ką tik sugalvojai šitą taisyklę, nes pačiam šarą gavosi. Ir palies dar kitą turi. Tada gauni 5 taškus. Ja. Bonus. 5 taškus tu gauni. Nu, žiūrim, ką kitas žaidėjas pademonstruos. Žiūrim. Ojojojojojojoj. Ojojojojojojoj. Ne, ojojoj, ne. Ojojoj, labai prastai. Tu sakai negalima, tu sukčiauji, sakai negalima iš jėgo. Baikit, baikit. Iš jėgo. Baikit. Pats iš jėgos varėjai. Baikit. Sukčiauji. Baikit. Tu galvoji savo. Pripažink pralaimėjimą. Ne. Pripažink. Aš visada esu laimėtoja šiam gyvenime. Pati savo. Faktas. Faktas. Ar tau, tai man nekasa man. Man svarbu savo būti laimėtoja. Taip. Inukas nori update'ą padaryti. Žygio. Žygio update'as. Sakė, mes dar nieko nepadarėm, jokio update'o. Tai pa-updatink mūsų žiūrovus. Papasakok. Šiaip norėjau pašnekėti su jais. Nu, tai pašnekėkim. Papasakok savo įspūdžius. Labai džiaugiuosi, kad čia atvažiavom. Labai džiaugiuosi, kad neišvažiavom. Labai džiaugiuosi, kad pasivaikščiojom. Ne, iš tikrųjų, tai labai ypač pateno vaizdas parodyk. Žiūrėkit, koks įspūdingas vaizdas. Nu, vau. Labai gražu, labai gražu. Nieko nesitikėjau. Galvojau, va čia pasivaikščiosim taip tarp kalnų. Bet viskas sukrito, kad ir sniegas tobulas pasivaikščiojime, nes jeigu būtų purus nepasivaikščiotumėm. Tai man labai patiko. Labai gražu, labai ramu. Tokia visiškai gamtos meditacija. Žmonių nulis. Nu, nei žmonių, nei mašinų, nieko. Nieko visiškai. Tokia in the middle of nowhere jaučiuosi. Nu, kaip per tą filmą Into the Wild. Nu, visiškai. Jeigu nematėt, tai pamatykit. Pamatykit, o aš norėčiau būti atmačius, kad žiūrėti jį dar kartą. Tikrai geras filmas. Into the Wild, ne? Taip. Tai va žodžiu, tai labai. Nesinori kažkaip, aišku, skaitau, nesinori man išvažiuoti. Dar norėčiau rytoj pratempti su tokiu oru. Ir tada, kai lietus ateina, jau galėtumėm važiuoti. Tai gal dar užkalbėsiu dantį. Nu, tai galim sutart ryt. Kaip sakant, priimkim abiems pusėms priimtinus sprendimus ir kaip tą ne balansą, o kaip tas kitas kompromisą. Tai dar pabūnam tada ryt. Ir į vakaro pusę gal tada ir pavažiuosim kažkiek tais. Gerai. Kad toksai irgi. Ir jie irgi tinka. Na,
kad pabiški, kaip sakant. Ir jo, faina ir pabūt, iš kitos pusės jo, sakau, kai jau tos grinai toks jaučiasi, kad į namų pusę judam, tai to toks irgi jau, sakau, po truputėlį norėtųsi ir link namų, į kokią pirtelę įsilyst. Neslėpsiu, labai sporto pasilgau, tai irgi toksai. Žinai, va čia, kad yra realiai paskutinės dienos ir jo, tai... žinai, kad grįši namo. Taip, ir bus tada vėl ateis tenais tą rutiną ir panašiai, tada vėl norės išvažiuoti. Tai... Ne, tai mes manau, kad išnaudoję būsim apskritai visur viską, kiek įmanoma, o tokie dalykai, kaip kad būni vienur, pradedi norėti šiek tiek kitur, atsirandi kitur, tada pradedi vėl kitur, tai tokie čia tiesiog žmogiški ir tiek, tai nėra tai irgi, kad mes čia draskomės ar kažką tai darom, kad va, viskas jau turim išvažiuoti, būnam tas, bet pamažu, kaip prieš tai, pavyzdžiui, neprisileidau tos minties apie namus, tai dabar, matyt, pradedi ją prisileisti. Prisileist pradedi ir tiek, bet bendroji sumoji, tai sakau, tai nėra kad nefaina būtų ar negera ar dar kažkas, tai viskas bendroji sumoji super. Tai va, ir jo, tiek iš mano pusės. Tai tu papasakok apie haiką, ar tau patiko? Jo, tai faktas, kad patiko, tai aš nebent galiu tiesiog paantrinti, kad geros kortos sukritusios ir geras sprendimas. Ir tiek. Eit vat, ana pusė tenais, kur jau nebėra sniego, tai gal nebūtų jau ir taip malonu, nes ta žemė tokia, kai atleidinėja, tai nuo saulės daugiau tų tokių tešlų ir panašiai. Tai nusprendėm grįžti per tą patį kelią. Jo, nes pats haikas tai kaip ir kitoj pusėje turėtų eiti, bet jo, sakom, geriau eiti baltų gražių paviršium. Tai... Ir mišku. Nu, ir patiem malonu, ir tas pats ir jo švarus. Tai... Nu, jo. Šitas va. Kniurkalas. Ant sniego subinė šala, kai jį vat šnekam. Subinė šala, sėdėti, leteno šala, neveiksme, tai jo ir zyzą ant rankų, kad palaikyti, nes užpakalį šala. Zyzla, kaprizla. Nu, jisai, kaip sakantis, ir kalbantis šuo, jisai išreiškia, ko jisai nori. Taip. Poreikius savo išreiškia aiškius. Davai, varyk tik tai. Kaip nori, jinai. Dabar grinai tikis, kad nuo mano svorio atsisėsiu ant žemės. Ne. Jo. Man tiesiog įdomu. Sakiau, kad atsisėsiu. Eik toli. Tai ir aš atsisėsiu. Nebūtinai. Atsisėsiu ir aš. Nu tai kiek tavo svorio, kiek mano? Nu tai dabar visas šlapės, mano subinė bus šlapė. Nu jau tik tai. Jau kiek čia to šlapumo? Nu nemažai. Prašom. Nu, antras dublis. Va. Prašau. Годится? Ką? Bet jeigu galvoju nustumtum, tai tada tikrai jaučiu užkilti. Jeigu biški iš jėgos pastumtum. Gal. Nes būtų įdomu čia kiek užvers. Tu tai ateik pastumsiu. Bet tą pačią nepraeis. Bus skaudžiai, nenoriu skaudžiai. Nu, gerai. Ką tu? Tai galim ne nuo čia, o kur tau didelis tarpas buvo, va čionais, kur yra ta tokia va kaip dobė. Nepilną trasą darom tada. Nu, davai, nuo čia stumt tada. Gerai. Selfie. Kaip čia nufilmuoti visą šitą procesą? Na? Nu. Nesveikas.
Nu ką, grįžom, abudu esam išbadėję, tai darome šakšuką. Šįkart su virnžirniais, mūsų bendraminčių. Nu, pasufleravo. Pasufleravo, tai sako, pabandysim. Sako, žiūrim, jūs sako, virnžirnių nededam, nu sakom, nededam, nu tai sako, pabandykit įdėt, nu sakom, pabandysim. Tai va linkėjimai Laurinai ir Ieva. Batoniuką gali parodyti apkepintą. Ir batoniukas apkepintas laukia. Dabar jisai, bežiūrėdama šitą vlogą mūsų. Oi, laikai buvo, Laurinai, ką? Batoniukas kiekvieną dieną pakepintas. Kalnum tai vada su tokiu vaizdu. Pavalgom ir tada šiandien dar liekam čia, ne? Jo. Yes. Dar liekam, dar rytoj pasidžiaugiam oro ir tada jau lieksim po biškį. Jo. Tai ką, skanaus mums? Skanaus, jeigu valgote ir jums. Bus. Ir taip. Čia jau vien nuo žiūrėjimo seilės kaupėsi, ne? Ir nuo kvapo dar. Ir dar iš gamtos grįžus, nu yra čia yra wow. Net negrįžus, o realiai dar sėdit gamtoje. Čia vat su tokiu vaizdu tiesiai man į kalną. Nu, belenka, nu va. Upelis Čiurlėna. Va, nu pažiūrėkit. Na ką, skanaus. Dabar jau tikrai, o Jėzau. Oh my god. Nu ką, prisiparkavom praktiškai į tą pačią aikštelę, kur ir vakar, tai čia va, kur matosi kemperiukas, tai mūsų buvusi praeita nakvynės vieta, o dabar miegosime štai čia. Tai kažkaip daugiau kemperių, daugiau bendraminčių, saugu, ramu, tai visai geros tokios iš tikrųjų tos nakvynės vietos. Gera tikrai yra miegoti arba tarp kitų kemperių visada, nes tas toks, nu ką žinau, toks vidinis saugumo jausmas, kai naktį tikrai visiškai gali ramiai miegoti. Arba tada jau jo gamta, kur irgi ramybė, nėra pašalinių jokių žmonių, dar kažko, tai irgi galima pilnai atsipalaiduoti. Bet jo, vat, kai kiek teko per šią kelionę miegoti įvairiuose miestuose ir šiaip tokiuose keistesniuose parkinguose, sakykime, tai bent jau man nukenčia ta miego kokybė. Tai tokiuose va vietose visai gerai, nes žinau, kad bus rami naktis. Tai žiūrėsim, čia šią naktį irgi nemažą minusą rodo, tai žiūrėsim, kaip čia išmiegosim ir ką, nu bus užgrūdinus mums šitą kelionę, kaip turi būti. Tai iš tikrųjų net keista kaip Ina neprieštarauja tam tokiam vėsiam, sakykime, vėsiai nakčiai, nes turbūt didžioji dalis moterų sakytų, ei, davai, jung šildymą tik tais. O Ina kažkaip tai jinai, jo, pilnai, kaip ir aš. Nežinau net, kaip čia reikėtų įvardinti. Randa tą komfortą ir randa romantiką tam diskomforte ir kur net kartais tos romantikos galbūt atrodytų, kad nėra. Tai faina, kada būdu, kaip pagalvoju, kada būdu ne tik ties čia, bet ties daug tokių įvairių dalykų. Žiūrim į vieną pusę ir suprantam vienas kitą ir pritarėm vienas kitam. Tai va, tai tiek. Su Rijo apsuksim nedidelį ratuką ir eisim dar kažką tais vakarieniai užkandžiauti. Tai tokios buvo vakaro mintelės iš mano pusės. Tau reikia privatumo šiam reikalui. Reikia privatumo, ačiū, bent jau tiek būtų gerai, kad
leistum užpakalį nusivalyti ir nosį išsipūs be kameros. Nu va, nosytė kaip pas kūdikėlį jau. Užteko privatumo jums? Užteko jums privatumo? Taip, dėkoju. Tai va, žodžiu, kyla liūtas iš guolio. Bet čia labai liūtas sunkiai kyla. Labai. Vakar vėl viršijos visas savo galimybės. Nieko nesakyk, nieko neklausk, čia yra bullshit. Prisigalvojo reikalų, tai atgulė 3, pusę 4, aš nebeatsimenu net pats. 3. Aš jau nebesuprantu net, kelintą tu be pareini. Nesupranti ir tu? Nesuprantu. Pykstu šiandien ant savęs. Tai gerai, tai man tada nereikia ant tavęs pykti. Nereikia tau tikrai. Prisigalvoju. Ir reikia, ir nereikia, visko, ne? Taip. Bet esmė, kad vis tiek ir sėdi, o laikas kaip sprogsta. Nu, labai. Kai ten tvarkais kažkokius socialinius tinklus ar kažką. Baisiai sprogsta. Taip. Telefone apskritai tas laikas sprogsta, tai načertus. Nepradėsiu. Gerai, tai žodžiu, labas rytas ir laukiam jūsų prie kavos stalelio, nors aš jau kavą išgėriau. Išgėrei kavą? Be manęs? 1:07 prasibunda, ant savęs pyksta, kad taip anksti. Nes kai reiks grįžti darbus ir kai reiks keltis, tai tada pyksiu, kad reikia taip anksti keltis. Dabar, kai galiu miegot, tai nemiegu. Tai už natūralų kėlimas, jis įsiteikia natūraliai atskėlė. Nu jo, prasibudau, tai šiaip sakau, toks keistas dalykas, kad atrodo, norisi dar pamiegot, bet iš kitos pusės gal tik taip atrodo, tai nebežinau. Nu, jeigu prasibudau, tai vadinasi prasibudau. Tai žodžiu, 1:07 atsikėlęs, kita 10 lipimo procese. Vienas pyksta, kad per anksti atsikėlė, kita pyksta, kad per vėlai atgulė. Tai labas rytas iš mūsų vano karavano. Taip ir ieškam balansų šioje šeimoje. Tokios ryto aktualijos. Taip tau ir reikia. Nenufilmavau jums sinuko reakcijas. Nes jin ruošęs 1,5 valandos jau mes ir jo stovim ant lauko. Ir laukiam. Ilgai dar to? Ilgai laukiam, dar palauksiu. Tai kelintą kartą tu jau tos plaukus čia kedeni ir kam jos reikia tiek kedenti, jeigu tu slėpsi po kepuraitę? Tai dėl to, kad ausis nešaltų. Užkloji ausytės savo. Nu ką, fėja išlipo iš namų. Čia ledas. Išsičiustijo, išsipošė. Ir šiandien dar bandom paimti vieną haikelį. Kur konkrečiai nueisim, nežinom patys. Tai atvažiavom to pačiu keliu kaip ir... Nematau, kad mes kažkur nueisim, pažiūrėk, čia kokios pusnis ir paskendęs. Kažkur nueisim? Taip, paviršimi dabar vaikštom. Jo, bet jeigu pradės tirpti sniegas, mums čia bus piktas. O, kaip soliukas atrodo. Tai sakau, tai atvažiavom to pačiu keliu kaip ir vakar, tik tai toliau jo pavažiavom tiesiog, nes nemažai čia tų tokių takų yra vaikščiojimams. Tai tiesiog va, vėl vieną išsirinkom ir bandysim dar eit, pasimėgaut. Ir krioklį kažkur pagauti, kažkur krioklys turi būti. Jo, kažkur tais turi būti. Žiūrėjau žiemos nuotraukas, tai būna užšalęs jisai, tai neaišku, ar bus jo atitirpęs, nebus ir ar atrasime jį. Bet pabandysim. Nu ir dar pabandyt šiek tiek pasimėgaut Italijos gamta.
kalnais prieš leidimąsi į kelią tolyn. Tai va, keliaujam. Nu, aukštesnė ta nata. Ta, kai sakai, tą tokį operos natelę tą ištrauk. Ne, tai ten nėra operos natelė. Nu, bet tu padaryk remixą. Gražu miške. Pusnis po egle. Dėkojam. Nu va, atėjom prie krioklio, kuris yra štai čia. Bet visa diduma tai užšalus, po apačia. Po ledu jau yra pasidaręs taką, bet visos pilnos srovės nesimato. Tai einam dabar arčiau, šiek tiek yra pratirpę vietom. Pažiūrėsim, kaip atrodo užšalęs. Amazing, sakė Inukas, atrodo. Saulus krioklio tokio niekur. Tai tave sužavėjo, kaip supratau? Mane sužavėjo. Esi Menas, patenkintas. čia atrodo kaip meno dirbinys, pažiūrėk, kiek varveklių pastatytų. Bet tai kai čia nais vėsumas vandenuko. Būtų įdomu atsistoti po srovę. Labai įdomu būtų. Tai jeigu aš nubėgu į apačią ir tu nubėgsi tada. Nu tai jo, ką daryti, kitaip su tam neįmanoma. Prieš kamerą pasižiūrėti. Na gerai. Bet čia nėra ką. Nu, bet tai tu nuo čia biški, kad bėgtum, neįtum, o bėgtum. Nu tai nubėg. Nu gerai. Vos nesisiojau. Kodėl? Nes tuk, į tualetą noriu. Padaryk, kaip ką tik darai. Parodyk savo nuovargę lygį. Parodyk. Aš nepavargęs. Jo, nepavargęs. Dėl 205 metrų kovot čia reikia. Einant. Kovot? Nepavargęs. Kovot reikia? Kovot? Nu, parodyk. Va toks vat pavargimas. Kiek liko, ponas? 20 metrų. Aš sakiau, einam 5 kilometrus, jis sako 4, sakau, ok, per viduriuką. Tai va, dabar metrai skaičiuoju. Šiandien mano kojytės jos džiaugiasi 4 kilometrus. Bet žodžiu. Taip atrodo, eini per tą sniegą, bet yra ką eit, žinokit. Šiandien atsikėlėm su skaudančiais kūnais. Nu, po vakar ėjimo. Nes vis tiek eini brist, reikia nemažai jėgos naudoti, kad eiti per tokį sniegą. Na, kitur dar sminga neblogai. Kas kitur? Sminga, vis tiek. No. Sminga, kur patirpia. Taip. Tai va. Pasimėgaujam paskutiniais vaizdais Italijos kalnuose ir judėsim. Nu, bet jau būsiu rami širdim. Paliksiu. Jau būsim pasiėmę tikrai. Va. Grįžo Innsbruko gražuolė. Nepratus dabar po Italijos minusinės temperatūros išlėkė
į shoppingus čianais. Plius 19 šilumos išvarė su šitą vatinką, su termomaikė ir su džempu. Tai sakė, vos... Sustriukė. Nu, vatinka šitą. Nu, ir dar su šaliku. Nu, ar nežiūrėjo žmonės į tave skersai? Nu, užsitraukiau, kad nesimatytų, kad dar papo čia kažką apsimauza. Tai sakė, vos neišprotėjo. Begalė, kaip... Toks jau kur... Ant ribos. Ant ribos. Bet I did it, viskas baigėsi. Sveikinam Ačiū. jumis. Ačiū. O aš parkingo damutės buvau sulaukęs, tai va jau tokius dalykėlius nupirkti. A, ne? No. Kiek kainavo? Tai aš neseniai jinai buvo atėjus, tai gerą eurą įmečiau ir viskas. Bet labai draugiškai. Draugiškai? Labai, jo. Šypsena viską paaiškina. Nei pusę žodžio. Na, aišku, kur tu man be šypsenas aiškinsi. Aš matau iš akių, kad aš taikus žmogus esu. Važiuojam lauk. O kur važiuosim? Kur važiuosim? Tai tu suradai. Suradai? Jūsų norimas ežerukas labai problematiškas. Na, bet dar reikia pasidžiaugti oru. Prie to ežeriuko, kaip čia šalia nenuvažiuosi. Važiuosim į Wild Sea ežerą. Taip? Važiuosim prie futbolo stadiono mėgoti. Prie futbolo stadiono? Nu. Kažkaip mumis lydite futbolo stadionai, Nu, žiūriu. jau ne pirmas ir ne paskutintas. Ką Vilnonis koinis galiu dėti, man atrodo. A čia taip jau šilta, man eina, da suprast, aš jaučiuos kaip į Ispaniją atvažiavus. Nu, dabar labai čia šilta, sakau, plus 19 mašinų rodo, kad laukia. Ir kaip pats buvau išlipęs irgi jo, labai šilta. Šilta, tikrai. Tai va, let's go. Let's go. Nu ką, reikia sugalvoti. Ką galim padaryti? Aš tai galiu troškinuką valgyti. Tu kiek galėjo tos troškinius suvalgyti? Man tai nėra problemų jokių. Noriu kažkokio tokio. Bet nesugalvoju, tai reiks troškinį daryti jaučiu. Innsbruko gražuolė nebežino, ką jai valgyti kemperyje pasimetė. Aš tai galiu atskirai, bet tai nėra tikslo, jeigu tu troškinį darysi, aš galiu kiaušinį pasakyti. Koks tikslas čia dabar atskirai gamintis dviem? Nu. Tai ką valgysim vakarienį? Nu tai ką? Troškinį tą patį iš 5 ingredientų, kur 2 net ten svagūnas ir česnakas. Tai čia pagrindas yra Tai kiekvieno jo. patiekalą. Kokosų pienas, su kario prieskoniais. Ne, taigi sakau, galim su tunu darytis. Ką? Troškinį. Su tomatu? Nu. Nu gerai, kaip pasakysi. Tu nuspręsk, nes aš nenoriu. Aš jau buvau nusprendęs, bet tu ryžtingų žingsnių atėjai į virtuvę. Aš tikrai galvojau, kad... Mane stumtelėjai nuo šaldytuvo ir sakė, leisk man pažiūrėti produktus. Nu, aš, pavyzdžiui, baulą pavalgyčiau geriau, bet tu nenori baulą. Kodėl aš sakiau, darom? Tu sakai, nedavalgysi. Ne, nu, kėliau klausimą, ar pavalgysim, ar nepavalgysim. Nu, tai... Nes jeigu dėsim paskui jau ten ingredientus kaip vinžiniai visokie, kiaušinis ir panašiai, tai ten jau nebežinau. Nu, tai kaip tai nebežinai. Ryžiai, No, lašiša, no, vakami salotos, no. Šitie visi gerai. tinka. avokadas, Idealiai. agurkas. Idealiai. Ir toliau. Toliau tai jau tavo
Fantazijai, ką aš žinau. Tai jau ką nori. Toliau prasideda, kad užkamšyti skylės. Avinžirnius tikrai dėčiau, kom tu nepakepinti avinžirnį, ne? Nu jau čia viskas jau tada nebe tas baulas jau. Kaip tai nebe baulas? Nu nebe. Pasižiūrėk baulo receptas. Pasižiūrėk, o tai kas dar įeina į baulą tada? Morką gali supjaustyti. Šviežią. Morką? Aišku. Čia azijietiškas toksai reikaliukas yra. Pasižiūrėk ir pažiūrės. Pasižiūrėk. Žodžiu, pasimetims virtuvėje. Kuo toliau, tuo labiau aš alkanas, o virtuvė sprendimą nepriima. Einam žiūrėt, ką daryti, valgyti. Ponai ir ponios. Puodai va jau paruošti, ištraukti. Nežinau, ką mes čia valgysim. Valgysi savo baulą. Baulo meistras va. Ką? Ką? Nu, na, čia tu gal išpratėjai. Baulo meistras va. Tenais yra. Čia pridėta ingredientų. Viską taip pat atrodo Camper Life vakarienės. Kaip sakant. Dar turim sushi rollus. Galėsim pasidaryti tos sumuštinius perlenkiamus. O čia mes kiek galėsim sushi nori. Čia mes galėsim viską. Mes galim viską. A ne? Gal ir paragausiu pirmą tą. Ką? tą perlenktą. Oi, nu čia žinokit, mandrystės vyksta lenkti, perlenkti, sukti, persukti reikalai. Žinai, kad staltiesės nepaklojau, ko nesakau. Va. Kaip mes vakarieniausim, bet staltiesės. Nu, matot, kaip pat išmoko suktis iš įvairių situacijų kemperis. Va, prašau, kepimo popieriukas, atstoja staltiesytę, nei trupinukų, nieko. Va. Dailiai, gražiai. A, ne. Taip. Taip. Va, kokie hamburgeriai čia. Gadica! Pareis naujas rūbų brandas Gadica.